visiems labas. Manęs klausė Nojus ir Redas, kada aš įkelsiu į YouTube video. Tai va, aš, kaip matote, aš dabar keliu. Tai žodžiu, į komentarus parašykite, kaip mano šitas piešinys jums atrodo. Čia rašykite pavyzdį. Drakonas ten toks ir toks. Čia Hello Kitty, tai jeigu rašysite, tai rašykite Hello Kitty ten toks ir toks. Čia lemputės, tai dėl to yra pas mane šviečia. Čia mano planšetė su penselu. Čia va pultelis, žodžiu. Ir kad junginėčiau šitą lampą. Tada čia mano planšetė va. Tik jinai įsikrauna, tai va. Tada aš šiandien Pepsi šitą atiduosiu kažkam. Tada čia fokas. Aš padariau foką. Nu čia pamiegosi per šitą. Aš padariau foką. Čia yra Fanta. Čia yra guma. Nusipirkau gumą. Tada čipsus nusipirkau šitas. Tada tuoj įjungsiu šviesą ir žodžiu. Žodžiu, nusipirkau. Tada, žodžiu, jums parodysiu penselą dabar. Tai va tokis penselas, žodžiu. Jisai veikia, aišku, dėl to, nes jisai kartuoja. Aš tėtį specialiai prašiau, nerodysiu kodo. Tėtį specialiai prašiau, kad jisai man nupirktų su penselu. Dėl to, nes aš filmuoju, kaip jūs žinot, kai kurie žino, toką boką. Tai žodžiu. Tik aš penselą dedu atskirai, kad nepameščiau. Tai va. Žodžiu, čia pas mane va tokie va du kilimai. Vienas kilimas. Ne du kilimai, čia vienas kilimas. Va taip. Čia kitas kilimas, žodžiu. Žodžiu, va toks kilimas. Švelnus labai. Čia tipo čia du kilimai. Čia vienas kilimas. Bet per vidurį atrodo, kad čia du kilimai. Dėl to, nes čia kitokios spalvos ir jisai daug švelnesnis. Čia tada mano kelnės, kodėl jos čia guli, aš nežinau. Čia tada mano žirklės. Čia tada va mano lempa, kad aš daryčiau pamokas, o tai va šviesiau. Ir žodžiu, tai va tokios lempos man jos labai patinka. Tai žodžiu, cute. Sorry, kitus garsus dėl to, nes, gali būti kiti garsai, tai žodžiu, sorry. Žodžiu, aš dabar rengiuosi, nes aš ką tik atsikėliau, tai va, o man į mokyklą, tai žodžiu, greitai. Sorry, kad pas mane čia laidų visokių visko priėta, dėl to, nes lempa be laido neveikia. O planšetė, mano telefonas kraunasi. Planšetė turės irgi krautis, bet aš ją dabar padėsiu, kad mano brolis nepasiektų. Tai va, žodžiu. Tai dar aš, tuoj parodysiu. Tuoj aš viską jums parodysiu. Šiaip parodyti noriu. Ir jūs į komentaruose rašykite, jeigu pas jūs galima, ar ten gražus mano kambarys, ar ten šitas piešinys gražus, ar šitas, žodžiu, ar gražus bent jau mano kambarys, tai žodžiu. Čia aš pirkau tokias 2 lempas, šitą užkabinau jau, šitos dar nekabinau. Tai rašykite į komentarus, kas nori, kad aš su jumis išpakuočiau. Ir
užkabyčiau kažkur va ten ar ten, nežinau. Pažiūrėsim. Tai žodžiu, rašykite komentarus, kas nori. Tai rašykite komentarus, kas nori, kad aš šitą pakuočiau ir lipdyčiau. Tai rašykite į komentarus, noriu, kad tu išpakuotai šitą lempą. Nu tai aš ją išpakuosiu, žodžiu. Nes aš dabar jos, kaip matot, nepakuoju. Tai va. Tada. Tada aš turiu dar tokį, va, kuris šviečia, bet mes dar neįdėjom baterijų. Nu tai žodžiu, reikės įdėti baterijas ir paskui veiks, tikiuosi. Nu veiks. Aš dabar jums parodysiu savo make-upą. Žodžiu, čia neįdomu bus, bet okei. Tai pirma, tai va tokias kremas renku, aš jo nenaudoju, tai gal jisai naujas, tik aš jo nenaudoju, tai žodžiu, aš jau atiduosiu kažkam. Žaislinius iš viskam. Čia šepetėliai ir dar viena sava. Žodžiu, tokie šepetėliai kiūtiški. Tada kempinė. Kempinėlė pudrai. Tada čia lūpdažis rožavas. Nu, vazelinis tokius, kaip ir bet rožavas. Tai žodžiu, čia tanalkė. Irgi pudra, žodžiu. Čia žaislinė pudra. Čia nagų lakas raudonas. Čia irgi lakas blizgučiai. Čia lūpdažis. Čia spondžas, nu tipo irgi kempinėlė. Čia dar nagų lakas raudonas. Tada dar viena šepetėlis, dar vienas tiksliau. Tada nežaislinė pudra, jau tikra pudra. Dar aš turėjau vieną pudrą, tik mano poros laužė. Ir čia toliau pinigai, žodžiu. Nu ir ten pakrovėjas, taip per laužą. Dabar sudėsim visą tai atgal. Aš dar turiu biškį laiko, tai galiu dar biškį jums pafilmuoti, nes aš po 7 viena išeinu dėl to, nes jisai atvažiuoja anksčiau, o dabar po 7. Tai aš dar turiu laiko, nemažai dar, normaliai. Aš eisiu dabar į tualetą, tai dabar biškį pauzė. Jau nuėjau, tai... Ir dar norėjau pasakyti, Fanta nauja. Aš ją pirkau Veisiejuose, Aibėj, tai žodžiu, pirkit, labai apsimoka. Jinai grinai žalia, bet jinai žiauriai skani. Naujoviška Fanta. Žiauriai skani, pirkite. Tikrai apsimoka. Grinai. Va, nuėjau ir Airidai, kada mano video, va dabar. Grinai. Ai, aš dar pamiršau jums parodyti mano jūrų kiaulytę, Milką. Čia meškinai, čia dėžė ten, čia kilimai toliau, čia mano lova. Aš dažniausiai ant lovos dedu meškinus. Tuoj parodysiu, kaip, ar jūs parašysite kaip gražiau, ar be meškinų, ar su meškinais. Jeigu su meškinais, tai rašykite su meškinais gražiau, o jeigu be meškiukų, tai be meškiukų rašykite.
Man žodžiu ir taip. Nu va, o jums kaip? Rašykite komentarus. Tada pas mane dar čia va lipdukas ant spintos. Nu kur kavės atsidavė žodžiu. Tada ten nupiešti zombiai. Nu žodžiu. Dabar aš šukuosiu su plaukus. Jeigu jūs žinote, į kur rašyti į komentarus, tai rašykite į komentarus, ar bent jau mano kambarys gražus ar negražus. Šiaip, jeigu jūs nemokote, tiesiog ten yra komentarai ir pridėti savo komentarą. Tai pridėsite, jeigu jums aišku galima, nes kitur būna užblokuota, bet aš leidžiu, tai va, tai galite rašyti. Va tokius iš tikrųjų pultelis gražus, kiutiškas. Čia raudona, čia geltona, čia oranžinė, čia geltona, čia žalia, čia išvis žalia, čia išvis žalia, čia išvis, čia kažkokia mėlyna jau, čia mėlyna, čia mėlyna, čia išvis mėlyna, čia tamsi mėlyna, čia ružava tokia ružava, nu čia violetinė šiaip, tada čia irgi ir ružava. Bet man gražiausia arba toks va, kad junginėtųsi pats, ane? Arba va toks, biškį lėčiau. Va toks jau nelabai man. Arba va toks tuoj. Nu va tokių man nelabai patinka, man tokius labiausiai patinka va. Aš ir palieku šiaip, o šiaip galiu ir išjungti. Kaip išjungiu, atrodo nelabai gražiai. Kaip įjungiu, tai atrodo labai gražiai. Tai rašykite į komentarus, ar man apsimokėjo šitą dalyką pirkti. Jis kainavo kažkur 2 eurai su centais. Pirkau iš Temu. Nu, ne iš Temu. Šiaip šitą aš pirkau ne iš Temu, o Vilniui parduotuviai, tai žodžiu, nu, nes mano tėtis važiuoja ir ten į Vilnių, tai aš su juo irgi važiuoju dėl to, nes jisai ten dirba, tai va. Vakar tėtis pervedė 2,8 eurus, kad aš nusipirkčiau viską gyvūno, tai nusipirkau ten dalykus gyvūno. Jei kažko neheitinkit manęs, prašau, kiti irgi, nu, ten nusisako ir ką. Aš jau įsišikavau. Parašykite į komentarus, ar aš gražiai apsirengiau. Čia komplektas, man atrodo. Ai, ne. Ne, čia ne komplektas. Губы. Ты моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. И мой Šitą gersiu dabar. Губы. Ты моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. И он пара, я сына та-ра-ра-ра-ра. Па-ба-ба. Барабаны, или как там, я ж nežinau žodžių. Tai va, jau klasiokam tikrai šitą pepsį atiduosiu. Aš ją vakar pirkau, bet aš vis negeriu, tai va. Atiduosiu klasiokam pepsį, kažkuriam. Kuriam nežinau, gal. Nu, turbūt, nežinau žodžių. Pažiūrėsim. Paveikslėlės kojinių labai populiarios. Žiūrėkit, aš tuoj parodysiu ir aš tuoj eisiu jau. Žiūrėkit, koronė. Jūs kažkur matėt kojinę koronę? Arba kažkur matėt? Žodžiu, aš žiūriu laiminga. Nu, aš ne pirmas iki matau koroną, bet šiaip. Šiaip turėjo dar vienas įsikelti į YouTube, bet jisai nepavyko, tai žodžiu, sorry. Pas mane kartais nepavyksta įkelti, tai what the fuck, nu taip, sorry. Pas mane kartais rimtai nepavyksta.
O visi klausia grinai, kada aš vėl filmuosiu kažką. Tai žodžiu, kitą kartą aš filmuosiu jau lietuviškai toką boką. Tai žodžiu. Tai žodžiu, dabar aš, ką aš jums norėjau dar parodyti. Tai aš dabar įkelsiu video, ir varysiu jau turbūt tuoj. Bet aš dar noriu kažką parodyti, palaukite. Ką aš dar jums galiu parodyti? Va, langas mano. Žodžiu. Aš dar turiu ten veidrodį su kasytėm dėl to, nes jo. Mano milkutė, milka. Negeria. Tai va. Dabar aš jam dar noriu parodyti kai ką. Va tokią lempą turiu, tik jinai įsikrovus, aš ją tingiu kraut. Čia pakrovės, čia irgi pakrovės. Čia mikrofonas, o kur mano tas dalykėlis parodyti? Tai čia neveiks šiaip. Aš dar turiu planšetę kanalą, bet... Tai va dar, čia įsikiša į planšetą arba į telefoną ir tu paskui gali, kalbėti su mikrofonu. Čia yra lempa, bet aš ją nepasikroviau. Tingiu krautis. Tai visko rašykite komentarus, nešiuosi dar šitą gumą. Tai visiems